Sako, jeigu yra raukšlė, tu jau pavėlavai. Įkala tau problemą, kurios tu gal visai neturėjai. Bet aš manau, kad tada, kada žmogui parūpa, kada jam kliūdo, tada ir laikas. Nes mados jos keičiasi, tu jeigu gerai jautiesi su visom raukšlytėm ir visu kuo, tai viskas gerai. Čia yra filosofija, požiūris ir savijauta, kaip tu jautiesi kūne. Tai kai dažnai klausiu, jūs turbūt erzina viskas, kai specialistė, kad ar matau, manęs, pavyzdžiui, asmeniškai neerzina, be abejo, mano akis veikia kaip skeneriai, aš iškart nuskenuoju, matau, bet man netrukdo. Man nesinori ateiti papurtyti, pasakyti, tu gal susileis butulin. Ne, taip nėra, bet kai kuriem gydytojam taip yra, kad norisi, teko matyti, kad priejo restorane, sako, mergaitės negerai atrodo, paliko vizitinę, sako, jūs galėtumėt kaktą susitvarkyti. Jos tokiam šokė buvo. Tai įkala tau problemą, kurios tu gal visai neturėjai. Kai tu norėsi, tu ir pasidarysi. Tai estetika, estetinės procedūras šiai dienai mes suvokiam jau ne kaip prabangą, kaip galimybę nueiti, pasidaryti procedūrą veidui, nueiti pas gerą stilistą plaukų ar ne koloristą, tai yra galimybė.